Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Primenu, kad jau visai greitai, birželio 9 dieną vyks rinkimai Europos parlamentą. Taikos koalicija, kuriai atstovauju, sudaryta iš Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos ir Žemaičių partijos, rinkimuose dalyvaus 10 numerių. Aš pats sąraše esu 6, tad kviečiu visus balsuoti ir mus palaikyti. Na, o šiandien savo požiūrį žmonės pademonstravo europarlamentarė Rasa Juknevičienė. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad Vilniuje, šalia Lietuvos nacionalinės filharmonijos pastato, ketvirtadienio vakarą automobilis partrenkė 2 merginas ir pasišalino iš įvykio vietos. Kaip skelbė įvykio liudininkė, automobilio keleivio vietoje sėdėjo europarlamentarė Rasa Juknevičienė, kuri incidento metu net neišlipo laukan. Pati Rasa Juknevičienė tvirtino išsikvietusi pavėžėję per Uber platformą ir maniusi, kad automobilis kliudė stulpelį, o ne žmonės. Įvykio liudininkė dalinosi informaciją apie įvykusį incidentą, cituoju. Vakar, truputį po 10 valandos, maliausi netoli filharmonijos. Praėjau pro telefonu garsiai kalbančią Europos parlamento narę Rasą Juknevičienę. Netrukus prie filharmonijos atvažiavusi dabrinis Citroen jį įsėdo. Automobilio vairuotojas galu įsuko į pasažo skersgatvį ir partrenkė 2 merginas. Viena iš jų parkrito ant grindinio, net batai nukrito. Vairuotojas išlipo, apžiūrėjo, kas atsitiko, šiek tiek pabendravo, sėdo į automobilį ir nuvažiavo. Rasa Juknevičienė, kuri pagal profesiją yra gydytoja, nesivargino išlipti ir pažiūrėti, kas atsitiko automobilio partrenktoms merginoms. Atsikėlė, vadinasi, gyvos, važiuojame. Matydama, kad merginos mindžikuoja vietoje, ypač ta, kuri nuo smūgio parkrito, priėjau prie jų, nukentėjusioji buvo sutrikusi, ją ką tik partrenkė automobilis. Paskambinau 112. Atvyko greitosios automobilis, apžiūrėjo, patepė žaizdeles, pasakė, kad lūžių nėra. Bet policijos pareigūnai jų veiksmai pribloškė ne mažiau negu gydytojas profesiją turinti Rasa Juknevičienė. Atvykus policijai papasakau, kad mačiau ir pasakiau, kad mano supratimu vairuotojas neturėjo palikti sužeistos merginos gatvėje, privalėjo pats paskambinti 112. Policininkas man pritarė, sakė, kad suras vairuotoją. Mašinos numerį merginos nufotografavo, bet tada aš lemtingai suklydau. Pasakiau, kad automobiliu važiavo Seimo narė. Na, čia iš inercijos Rasa Juknevičienė. Paklausiau, tai kokie veiksmai toliau. Man buvo atsakyta, palaukite, tuoj paskambinsime, pasitarsime. Kažkam paskambino, su kažkuo pasitarė ir pranešė. Reikia, kad mergina parašytų pareiškimą ant lapo, kad niekam pretenzijų neturi. Išsigandusi, patyrusi šoką ir jau pavargusi mergina kažką panašaus ir parašė ant pakišto lapo. O kai paklausiau, tai ar susisieks su vairuotoju, numykė, kad maždaug čia jau nėra dėl ko, ji pretenzijų neturi. Kol laukėme pagalbos, merginos papasakojo, kad į Vilnių atvažiavo iš Pietų Korėjos, iš Seulo pagal mainų programą Erasmus. Mokysis čia 4 mėnesius, gyvena Saulėtekyje. Kad Vilnius joms gražus, aš pagyriau Seulą, kuris man irgi pasirodė gražus ir įdomus. Atsiprašiau už incidentą ir tai, kad nusikalstamai nejautų žmonės jas paliko gatvėje be pagalbos, bet sakiau, patikėkite, mes ne visi tokie. Tai štai, mėly bičiuliai, birželio 9 dieną reikia balsuoti atsakingai ir Europos parlamentą išrinkti žmonės dar turinčius žmogiškumo. Iki.